Sveiki, šiandien esame Kačerginėje Nemuno žiedo trasoje, vadinamoje šėryklai. Ir šiandien bus daug veiksmo ir bus šitų interviu iš pilotų pusės apie jų veiklą ir panašiai. Pradedam šio tokią apžvalgą. KM6 su šitą krašbarą, su Radiku. Rasmutas Antanavičius, kiek, jeigu ne. Raubaras, čia bus semi-pro lyg bolidas, bet užrašytas Streetas kažkodėl įdomiai. Nu ką, einam toliau žiūrėti, kokių driftkarų čia yra ir panašiai. Šiaip oras, tai galiu pasakyti, blogas šiaip, ne kažko realis ir panašiai. Tai ką, einam toliau pažiūrėti, ką čia gero matysim. Įdomi va tokia va kažkokia va E36 va krekždė. Bet jūs įdomi. Bet čia, jei neklystu, čia bus čia street lygos drifto mašinėlė, sakykim, nes nėra visiškai lankų, nėra rubaro, nieko, tai čia bus streeto trasa. Pažiūrėjom, kas po kapotinės atidaryta. Tai po kapoto, jeigu neklystu, čia bus plyta su sportinė turba. Kas dar čia? O, saugikliai, čia matomai techninės bėdos dos kažką ištiko. Na, galas numuštas, bet va, priekis sveikas. Su zateškiu. Nu gerai, kažkiek. Kentėjo, kovos randų turi ir panašiai. Nu va, džiek, dar va tokį va, huliganas va yra. Ai, jai gražu. Va, čia pas, bet semi-pro. Aišku, matosi, kad čia visas pilni lankai, tai čia, jeigu neklystu, turėtų atitikti ir pro lygos reikalavimus, nes realiai pilni lankai. Oi, pilni lankai. Vairas nuimtas. Nu, gražu. Da priekis dar nekrešintas, aišku, jau matosi, randelių jau yra. Nu, gražu. La, fiksuokim, kokia važiuoklė čia gale yra. Nesuprasi. Nu, ja, gražu. Va, jau ruošiasi startui, galima greitai užfiksuoti. Semi-pro bolidas. Gusto Valainio bolidas, praeitų metų semi-pro čempionas. Toliau. Vergiam. Žiūrėkite, chebra, ką gerą užmačiau. Stebėk. Semi-pro čempionų bolidas. Gustas Valainis. Sveiki. Galiu po sezono dar gyvas kėbulas. Gyvas. Nes kitų tai būna daužyti, sulaužyti, na, bet tada podiumų susirinkę būna. Bet tada va, būna to ir kaina didelė. Gražu. Tai ką, šį kartelį pasisveikinsiu su semi-pro praeitų metų čempioną. Vice-čempioną. Aš galiu pasakyti, tam žmogui palinkėsiu šiais metais važiuoti pro lygo, nesvarbu, ar turi 200 arba 600 arklio galima į ratus, nes tai yra jaunimo pavyzdys, kad chuliganiško vairavimo reikia pripažinti trasai, startą vietoj. Ir parodo, kad toks jaunas žmogus paima podiumus ir dar tėvus įkalbina
kad nori driftinti, nusipirk, ne pačią mašiną, bet jos dalį dasideda ir kokie tavo, pavyzdžiui, įspūdžiai iš artimų rato, draugų bendruomenės, kaip į tave žiūri tavo tokį sportą ir pasirinkimą? Tai sakyčiau, visi kaip ir palaiko tai, ir klasiokai, ir draugai, pravežu juos, šeima irgi palaiko, be jų aš nevažiuočiau. Nu taip, gal tau didžiausias šiaip būtų įsimintinas gal įvykis Nemuno Upgilė, antras etapas tiek Pro lygos, tiek Semi Pro, kai važiavai porinį važiavimą, tik dabar nepamenu, ar top 8 ir top 4 su Norbertu Daunoravičiu su YouTube. Kokios emocijos? Šiaip juokingiausia buvo, kad turėjau gal prieš 3 metus nuotrauką padarytą su Norbertu, kol aš dar mažas esu, tik pradėjęs treniruotis ir paskui, kad važiuoju į Semi Pro top 4 su jo, tai šiaip smagu buvo, netikėjau, kad gali tai būti. Čia gal sėki tu youtuberius sėki ir bam, ir trasuoji suvažiuoji ir dar kas svarbiausia, tu patiri emociją, tu nelaimi, bet tu laimi tas emocijas ir tai nuguli net kaip ir gerbiamas Linas Ramoška paminės drifto renginių organizatorius, kur nugali į istorinės Lietuvos Upgilo archyvus, kur galim prisiminti ir žavėtis mūsų lietuvių pasiekimais. Taip. Tai ką, aš tiek iš tavęs ir norėjau ir ką, linkiu ateinančiais metais Pro lygoje paimti visus podiumus ir tapti jaunuoju drifto karalium. Ačiū. Toliau yra Oskaro Juodžio, čia kaip drifto treniruočių, žinokis, bet žiūrėkit, M2 visas priekis sudėtas, o gale įdomiausias dalykas tai pirmoko galas, iš Anglijos parvarytas. Juokingiausia dalis, šiaip video turit matyti, žiūrėkit, du vairai, aš nežinau, ar kažkas matysis. Čia nesuprasi, kuri turi vairuoti čia vairą. Įdomu paliko dvi vairalas, ne, bet labai bejoju. Krigažus, na aišku, parins po treniruočių. Tai kas, sveikinusi su Oskaru Juodžiu, dar žinoma kaip Soboskė. Ir gal, sakykime, perėjęs į Andriaus Šilo arba kitaip žinomo Šilo Metal įsisukimo į gamybos tą būdą, jūs išradot labai pigų, bet kokybišką loką. Kaip čia kilo idėja čia, kad pamatėte IRP ir Vaisva bus labai brangu, tai teko galvoti kažkokį biudžetinį variantą, bet kad atitiktų tiek Semi Pro, tiek Pro lygos tuos reikalavimus ir kad atitiktų, sakykime, skillsą driverių, ar visą tai taikotės sakykime, į F serijas, ar į F serijas, į G serijas, ar taikotės į visokias markės? Ne, principas. Visų pirma, ta pati idėja tai buvo labai paprasta, kadangi pats bandžiau Šilą, pats bandžiau Irpą. Radau ten visokių savų niuansų, kas man iki galo nepatiko, taip žiūrėjau, vis gaudavau karsto kartą tokį stumtelėjimą, davai, tu pats gali, vis tiek dirbau tokį inžinerinį darbą ir su tavo žiuoklė vis tiek daug krapštydavom, daug visokių tai setupinimo darydavomės ir iš principo gerai pažinodavom, tikrai taip nusprendžiau, kad davai, pabandysiu, padarysiu ir gausis nesigaus. Tai pradėjau nuo pirmuko, pradėjau nuo grinai gaminimosi savo, pasidariau, patiko ir tai pamažu ėjom ir pabiškai plečiamės. Tai į kažką tiksliai labai specifiškai nesitaikiau. Pirma idėja buvo padaryti, kad man tiktų, o tada jau žiūrėti, ką galima pasiūlyti ir kitiems žmonėms. Taip ir atsirado Kem 6 įsukimas, nes vėl pabandžiau susirinkau treniruočių Kem 6, pabandžiau ten kito gamintojo įsukimą, man jis visiškai taip iki galo nepatiko, padariau savo. Ir ką, F serija analogiškai, jau norisi krapštytas naujesnės mašinas, norisi pereiti į tuos naujesnius variklius, nes jie yra patikimi, galingi ir įperkami. Ir tiesiog yra tik vienintelis įsukimas, Vaisfabas, jis yra ganėtinai brangus, gerokai virš 2,5 tūkstančio, neklystu su PVM, tai tiesiog jau tą gaminu, netrodė sunku, pabandžiau ir padariau. Ir šiandien įsibandėm jau iki galo tą įsukimą ir viskas labai patiko.
Gaila, numirė mašinos sankaba neseniai, bet apart to, tai visas tas minčių seka veikė ir tai viskas atsirado. Nu jo, nes aš kiek žiūrėjau visus video, jūsų dalyvavot praeitų metų pirmuku, kuris iškeliavo į Norvegiją, tai buvo Šveicarija. Į Šveicariją, atsiprašau. Į Šveicariją iškeliavo, tai buvo S55 motoras, DCT dėžė automato, kur, sakykime, Baltijos paskutiniam čempionate šitą užmušėt sankabą. Ar taikotės į tą patį tos pačios dėžės naudojimą, ar liekat kažką prie stokinių, sakykime, mechaninės dėžės, kur tiesiog gali sugadinti greitą sankabą, kas kelias gonkės, ar taikotės į tas dėžės automatinės, kur ta dėžė bijo spardymo sankabos, nes aš kiek domėjausi, kiek Andrius Vasiliauskas yra sakęs, kad po topo 8 porinių važiavimų jau dėžės sankaba jau yra perkaista ir būna problema važiuoti ir kovoti toliau dėl podimo, kalbu apie vieną etapą. Na, iš principo, DCT dėžė, jinai viskuom yra iš idėjos tikrai geras dalykas ir reikia tiesiog pasirinkti tinkamą galingumą. Mano atveju tai man visiškai pilnai pasiteisino, nes aš ją pranaudojau visą sezoną ir už tuos pinigus, kiek jinai kainavo, jinai puikiai atidirba, viskas ten gerai buvo. Ir manau, jinai reikia pasirinkti, kada jinai tinka. Jinai labiau tinka va tokiu variantu, kaip aš pernai važiavau, ateini į Pro lygą, apsiprantinėjai, mokiniesi ten viską, aiškinėsi, tada jinai tinka puikiai. Bet kai nori varžytis ir siekti rezultatų, jinai greitai perkaista ir lenda visokios bėdos. Tai paprastas sakymas, šiais metais nebenaudosiu tos dėžės, jau ją perėjau, sakykim, taip. Ir dabar šoksime į tiesiog dogboxą, imsim gerų motyvą ir manau, čia toj pusė Lietuvos įslėgs, nes kainai perkama. Sankabos jų laiko tikrai visą sezoną, tai tikrai nėra kažkokių niuansų su tais mechanais. Tai aš gal pasakysiu kiekvienam yra driveriui, tai linkiu tapti Lietuvos drifto karalium, pranokti, sakykime, ne patį Andrių Vasiliauską, bet pranokti save ir lipti ant tų pačių podiumų ir iš to puikiai pragyventi. Tai ką mes matom iš kitų drifterių pusės, paimkim dabar tą Norbertą Daunoramsį, Norbė Films, jis kaip dabar pradėt gaminti logus visokius įsukimus ir panašiai. Tai ką, ačiū labai už mano tokius interviu ir klausimus. Ačiū. Žiūrėkit, hebra. Du vairai. Niekada šito nesuprasiu. Jo, treniruočiau automobilius, kaip ir minėjo. Semi Pro tikrai iki podimo daitų, nes kažkur apie 500 arklius, sakė. Tikrai gražu. Sutikau renginį šitą gerbimą Deimantę Ardavčiūtę, kilusi iš... Ardavčiūtė. Nu, per sunki mano pavardė. Kilusi iš Dzūkijos, iš gimtųjų druskininkų. Nu, kilusi iš Vilniaus. Biškį tik gyvenu 8 metus ten. O, naujiena. Šiaip norėjau tokio dalyką paklausti. Jūs esat labai ištikima E36 kregždį. Kodėl pas jūs nėra minčių keisti į drifto bolido? Žinai, aš tau pasakysiu, kam keis dalyką tas, kuris yra geras. Mano nuomonė, kregždė valdosi žiauriai gerai. Ta prasme, patogiai, gerai, jauties kaip namie, fainai ir aš labai prisirišu šiaip prie daiktų. Tai aš neku, kad, žinai, kaip būna, man atrodo, kad be tos kregždės nebūtų Radzevičiūtės. Nu, žinai, kaip būna, aš tiesiog ją atsisėdu kaip į namus. Tai ir tiesiog man patinka valdymas, aš važiavau, žinai, tiesiog ir su Aurimu Antruku ir, man ne tas. Gal, žinai, kaip čia, gal nėra tai gerai, bet man atrodo, kad, nežinau, man kregždė yra best. Šiaip sutinku, jeigu ta kregždė yra pakankamai konkurencinga Pro lygoj, tai kam tada keis, kai gali net tos pačius remti, sakykime, Andrių Vasiliauską galim irgi dar remti, Simo Kitkasko bembutį, kuris važiuoja jau 10 metų. Bet Simas irgi važiuoja su 30. Taip, bet jis važiuoja jau 10 metų. Ne, tai aš sakau, aš manau, kad, žinai, kas ne nuo kėbulo mašinos priklauso, ką tu gali remti ir ką. Yra kitų dalykų, kurie, žinai, daug lemia tikrai ne kėbulas. Tikrai ne. Taip, visiškai sutinku. O šiaip, kokie jūsų tolimesni planai šį sezoną toliau stengtis važiuoti dėl podimo, sakykime, taip pačiai ir į Semi Pro, ir į Pro, tai
Koks jūsų tokia gal svajonė šiais metais pasiekti kažką naujo atrasti? Žinai, aš neturiu šiaip svajonių. Nu, ties driftų tikrai ne. Mano svajonė, žinok, buvo turėti tokią kregždę, kokią aš turiu dabar. Tai man atrodo, svajonė į įsipildžiu, žinai, per daug metų. Bet kad važiuočiau dėl podimo, ne. Aš visada noriu kuo geriau suvažiuoti, bet nevažiuoju dėl podimo, aš daugiau mėgaujuosi procesu. Tai, bet jeigu mėgaudamasi procesu ir ateis ta taurė, aš nebūsiu prieš. Tai vat, nu, tiesiog, žinai, man driftas yra mano, žinai, ta mylima veikla, kuri užima man didelį gyvenimo dalį. Tai tiesiog man faina būti ten, supranti, aš kai atsisėdu į kregždę, tiesiog man miela ir gera. Nu, tiesiog driftas yra kaip jums pabėgimas nuo visos rutinos, toks kaip ir hobis. Nu taip. Tai ką, tai aš jums gal palinkėsiu mėgautis visų šitų procesų. Taip. Ir važiuoti be jokių gedimų, be jokių, kas svarbiausia, krešų, nes drifte visko būna ir panašiai. Tai ką? Visko būna, kad tavo žodžiai Dievo jausi dabar. Tai ką, ačiū labai už mano tokius klausimus ir atsakymus. Tai ką, ačiū labai. Pamačiau seną gerą aparatą. Buvusio Lietuvos drifto karalius chuliganas. Ajajai, gražu. Andrius Šibirka, pro... Blin, sveikas chuliganas, galiu pasakyti, po tiek laiko. Labą dieną. Labą dieną, labai šalta. Gražu. Po tiek metų važiavęs driftė dar sveikas chuliganas, negaliu čia žiūrėti. Vasiliausko būna gražus, o čia, wow. Tai ką? Sutikau seną gerą drifto vilką, kažkada mokino daugkartinį Lietuvos drifto karalių Andrių Vasiliauską, kuris jūs pralenkė čia gal, sakykime, 10 metų atgal, jeigu gerai pamenu. Taip. Šiaip norėjau paklausti, jūs senis laikais važiavote drifte, kodėl taip atsitiko, kad padarėte tokią pertrauką, gal atsirado kažkokia mylima veikla? Ar kaip čia? Ne, gal tiesiog truputėlį buvo automobilis sugedęs ir turėjom šiokią tokią pertrauką dėl, gal manau pats pavargau, nes aš važiavau 12 metų iš viso be jokios pertraukos. Ir dabar 4 palsėjau ir dabar nežinau, jeigu finansiškai galėsim ir leis technika, gal važiuosim. Bet ta pertrauka tai nepasakyčiau, kad mes kažkur buvom dingę. Pomėgiai tai kaip ir visų, ten kažkiek su motociklais važiuojam, kažkiek norim palsėti, nes sakau, labai daug laiko suvalgo visi šitie dalykai. Nu jo, kas be ko, jeigu 12 metų ištisai non-stop važiuoti kiekvieną sezoną ruoštis, tai jo, tą pertrauką aš užskaitau ir jūs kažkada mokinot Andrių Vasiliauskis pranoko. Taip. Ir kaip jūs žvelgiate jo, pavyzdžiui, nedalyvavimo varžybose ne Europos, ne Lietuvos, bet dabar, kai jie perėjo iš E serijos į G serijos, kur dabar gamina M4 G82 modelį, M2 G87, kaip vertinant jo tą visą darbą ir tų mašinų paruošimą į Lietuvos ir net gal į Europos driftą? Tai labai šaunu, nes Andrius iš to gyvena, jisai ruošia automobilius. Ir jisai nuo senų dienų, kai mes pradėjom važiuoti driftai, jau jis tada buvo su automobiliais dirbo ir, kai buvo mėgėjas BMW, ne vien BMW. Ir dabar ištobulino ir puikias mašinas gamina. Ir aš tai manau, kad čia labai puikus dalykas. Nes jisai lietuvius reprezentuoja labai kruopščiai rengdamas mašinas, kurios gali puikiausiai konkuruoti su visokiais latviais, ten rusais ir taip toliau, kas gamina irgi labai geras mašinas. Tai juo reikia tik didžiuotis, kad pagal jį visi žino Lietuvą. Jo, šiaip galiu pasakyti, kad turim du stiprius Lietuvos drifto dabar. Šiuo metu turim Lietuvos du stiprius labai drifto karalius, tai Andrius Vasiliauskas ir Benediktas Ščirba, kurie reprezentuoja Lietuvą. Tai gal iš jūsų senis laikais iš jūsų susisėmė idėjų ir gal nepagalvojat, kad jūs esate to pats įkvėpimus ir panašiai? Nepasakyčiau, matant, mes labai daug užsienį nevažiavom. Gal tiesiog
jiem atsirado, aš manau, platesnės galimybės, nes mūsų laikais, mes važiuodom Max Baltijos šalyse. Nebūdo ten nei kažkokiu tai Europos čempionato, nei nieko. Ir faktas, kad dabar, jeigu tau pavyksta surinkti gerą biudžetą, tu gali važiuoti ir reprezentuoti Lietuvą visoje Europoje ir net pasaulyje. Jo. Tai labai šaunu, kad jie tikrai mūsų šalies vardą garsina ir tai daro labai gerai. Ir pasiekia tikrai gerų rezultatų visur. Taip, bet aš esu labai pastebėjęs, kad IRP yra lietuviškas produktas, sukurtas lietuvių. Tas pats greičių dėžė, kur Samsonas, Taip. Irgi lietuvių sukurta. Kaip manot, ar kai lietuviai kuria ne patį tą vadinamą produktą, bet dalis, ar Lietuva įsitraukė į to drifto tobulinimą ir važiavo, nes atsirado dabar Oskaro Juodžio Suboskės įsisukimas irgi. Kaip vertinti tokius mechaninius dalykus atsiradimus, kai naudoja tik patys driveriai driftį arba net žiedinėse lenktynėse? Tai gerai, nes faktas, kad kuo daugiau gamintojų, tuo, kaip galima pasakyti, platesnė rinka gali automobilių ateiti į tą driftą. Nes pavyzdžiui, mes visi pradėjom nuo BMW, tai už tai BMW Paulius ir IRP labiausiai išplatino tą produktą. Po to atsirado kiti gamintojai, kurie gamina kitus setupus ir kitiems automobiliams. Tai kuo jų bus daugiau ir kuo daugiau bus konkurencijos, tuo gal dar geresnį produktą turėsim visoje šalyje ir visur. Tai aš nemanau, kad yra blogai, kad atsiranda kažkas naujo. Tik tiesiog reikia sukurti naują, o ne kažkam vienam nuo kito kopijuoti ar kažką ten daryti. Jo, visiškai su jumis sutinku. Tai labai norėjau Jums padėkoti, kad pasidalinot savo mintim. Ir aš galiu pasakyti, šitą žmogų labai dar prisimenu 12 metų atgal, kai pirmą kartą pamačiau, kaip jūs pirmą kartą, kai jūs pamačiau šitą šonų slystantį šį huliganą, kurį nufilmavau, šiek tiek papasakojau, tai man asmeniškai nesitikėjau jūs čia pamatyti ir linkiu šiais metais grįžti į Lietuvos drifto varžybas bendruomenę ir siekti gerų rezultatų net ir tų pačių podiumų. Tai ką, ačiū Jums labai. Ačiū. Dėkui. Tai ką, sveikinusi su dar vieno stryto ir neatsimi pro dabar jau dalyvių bendro miesto iš Alytaus. Šiaip norėjau paklausti, kaip tu atsiradai drifte ir kaip tu atsiradai net YouTube'ai? Labai seniai šiaip domėjausi driftu, labai patiko stebėti varžybas, tai visą laiką stengiausi ir jau link šito tikslo. Praeitais metais pavyko išvažiuoti, žiauriai užkabino, tai tobulinam mašiną, judam toliau, mokomės. Ir taip ir atsiradau. Aš suprantu. Tai čia viskas prasidėjo nuo paprasto žiūrovo iki dabar nuo stryto dabar neatsimi pro, sakykime, piloto. Kokie yra sunkumai ateiti į street lygą ir ruošti mašiną, sakykime, nuo pat pagrindų, nuo variklio iki pačios net važiuoklės. Kas buvo sudėtingiausia? Sudėtingiausia, tai manau, kaip ir visi pasakytų, finansinė situacija, nes viskas kainuoja brangiai, ypač padangos. Šiaip aš asmeniškai kažkokio labai didelio sudėtingumo nematau, reikia tiesiog užsispirti kaip ir bet kokioje kitoje veikloje, jeigu labai nori, tikrai pavyks ir tikrai padarysim. Tai čia kas be ko, čia kiekvienam tokia kaip ir ne motyvacija, bet tos laikyti disciplinos ir panašiai. Taip. Koks yra, pavyzdžiui, tavo šių metų sezonas, ar rinkti podiumus, ar dar įsigaudyti niuansus su automobilio technika? Geras klausimas, šiaip aš esu labai šviežias vairuotojas, bet stengiuosi greitai tobulėti. Pats nemėgstu vertinti savo įgūdžių vairavimo, tačiau šiais metais tikiuosi daug. Tikrai kovosiu dėl aukštų pozicijų, o kiek tas pavyks, tai manau laikas parodys.
Tai manau, laikas parodys tiek gerą česį, tiek gerą lydą, agresyviai suvažiuoti visus tai surinkti liping zonas, kas jį vertina teisėjai, tai stilių, tai agresyvų važiavimą, liniją pačią ir patį kampą. Tai aš palinkėsiu Pauliui Jonyčiui rinkti tiek podiumus ir kada nors daryti iki pro lygos, kur visi kapojasi, kur nėra jokio limito, nesvarbu, ar būtų 900 arklio į ratus, arba, sakykime, ten užsidės brangiausias padangas Destino, kas pro driveriui didžiausia prabanga dabar važiuoti. Tai ačiū labai iš mano tokius intervus ir iki pat podiumo. Ačiū tau. Prašau. Black, feel my blood simmer. Black, stars dim. Not a soul, myself a winner. Black, 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 feel my blood simmer. Black, stars dim. Not a soul, got myself a winner. Black, black. I've been feeling so emotional now. Got my heartbeat racing through the streets of my town. Got the champagne popping and I'm going to wild. When I gotta hit the gas, ain't no time for a countdown. No judgment, I just do my own thing. Don't need to pay me, it's riding in my own lane. You better check me, cause I ain't got no brakes. Better strap up, cause we're doing it in my way. Got a black bimmer ready for the party. Road shaking when I be starting. Revving up, all the odds be startling. 4.4 V8 bombarding. Got them lights, they can flash like stars. Come around and my thing is up to par. Hit the switch and we're going in bar 6 gear pedaling, man, I'm taking you to Mars, ayy. Black bimmer, feel my blood simmer. Black bimmer, orange dawn shimmer. Not a silver, got myself a winner. Black bimmer, feel my blood simmer. Black bimmer, orange dawn shimmer. Not a silver, got myself a winner. Black bimmer, black bimmer, feel my blood simmer. Orange dawn shimmer. Not a silver, got myself a winner. Got myself a winner. Tikrina bolidų guolius, kam širdy nėra ugnies, tikrins griovius. Visas kersa, numuša rulonus. Dalys krenta, bet apsaugome žiūrovus. Taigi trasa, tikrina bolidų guolius, kam širdy nėra ugnies, tikrins griovius. Visas kersa, numuša rulonus. Dalys krenta, bet apsaugome žiūrovus. Namuose palik bėdas, imka duoda Nemuno žiedas. Rūkas kyla, o kelias giedras. Balandžio 5 ištirpęs sniegas. Garantuoju vietą tu, kad pasirodysi ne vienas. Kilai deda botą, mašinui akiratį ribotą. Matai geriausią draugą ir kartu varžovą gerą draugą. Žūtbūtinį kovą, du draugai, bet į skirtingas lystą šoną.
Vyras didelis, vyras mažas. Ar matai kaip tušto kažkieno superkairas? Laukiami visi, pildom panoramas. Kolektyvas rodo polnas programas. Atvaryk ir paimk, parūkyt kokį bloką ir užkas, kad suprast, neveikia draudimo dokas, atsivesk ir draugės. To regitrą neparodys provokam, duotos teisės, kas nemoka jom naudotis. Grimas befrontis, lažinas atvykot pažiūrėti svetimas avarijas. Džiaugis nesibarinės, tūsas mūsų telika fantazijos. Mokins vairuot, driftos simulacijos. Balandžio 5 laukiam, tai nepamiršk lokacijos. Aš reperis, bet nei vienos dienos be šitos jobanos kompanijos. Ir iš tikrųjų, jeigu prijungti prie matricos, tai kiški šikna ramų, nes kompas neišveš žaidimo grafikos. Vaizdas geresnis negu paveldas UNESCO, patirtis gilesnė negu Kauno Marių. Meskis ant vieno su draugais ekipažo, nebūk lopas, atvaryk į firmos balių. Vaizdas geresnis negu paveldas UNESCO, patirtis gilesnė negu Kauno Marių. Meskis ant vieno su draugais ekipažo, nebūk lopas, atvaryk į firmos balių. Tai ką, pasisveikė, noriu šitą... Su firmos viršininku. Taip, su firmos viršininku, šeryklos direktorium ir legendiniu E30 pilotu, kur daužo ribotuvą nežmoniškai. Prieš šiam drift taksų patyriau, kas asmeniškai nesu taip patyręs. Ir kiek metų esat šeryklos direktorius ir kaip sekasi? Pusę metų driftinu, seniai, ir viskas. Pusę metų? Pusę metų už tas mašinas vairuoju. Pusę metų, bet... Bazaras. Tai kad ir bazaras, Hebra, bet drift taksą tai pravežė toks viskas, kad turėtų 10 metų patirtį. Pykit, nepykit, bent jau mano nuomonė, kiek teko pamatyti ir viską, fiksuoti, viską filmuoti. Tikrai pamatyti šitam video. Tai tiesiog nustebina. Ir šiaip, kaip esat šeryklos direktorius. Nesu šeryklos, esu firmos viršininkas. Tai firmos viršininkas. Išsinuomau trasą ir padariau balių. Išsinuomot. Ir ką turim, tą turim. Tai kaip vertinat tokį renginį, tokios, pavyzdžiui, street, semi-pro treniruotės? Čia ir pro buvo, šiaip nemažai buvo už pro šaiko, šiaip vertinu labai gerai, achuienai, net, be keiksmaždžių, sakai, afigienai. Aš galėjau dabar tokį disclaimerį iššauti, gerbimi žiūrovai. Taip parodo šito žmogaus noras, įsidėgymas ir humoras, kad yra vieta, kur galima chuliganišką vairavimą paversti į autosportų ir padaryti tokius įspūdingas treniruotės, arba kas eina į driftą, arba šiaip mėgėškai taip palakstyti. Tam yra skirtų vietų, tiesiog reikia noro įsidėgymo. Noro įsidėgymo ir... Reikia šaikos yra, čia ne šinas, Lola irgi padėjo, čia yra kas... Ką Lolai? Ate Lolai pizdabolai. O šiaip tai jo, viskas, šiaip viskas achuienai. Tai aš net po koronavirus ir gerai atšert, nes tikrai... Lavina tikrus gerus įgūdžius. Su insignijom. Tai va, tai ką, ačiū labai už tokį gerą driftą, tikrai nesu taip patyręs. Kad tik mačiutų, va, prašom, galite operatorius papilmuoti, va, pirmos balios. Subscribe. Pirmas ir ne paskutinis. Tai ką, ačiū labai. Prašau. Va, Hebra, su kokiu aparatu mane pravežė drift taksi? Su chuliganu, tokį drift taksą tikrai neturėjau. Vau, žiūrėkit, apšifkės, matot, rankinėlį E30, kaip originaliai, panelį originaliai. Žmogus myli E30 chuliganus ir drift karpusą, rubarą įdėjo, gražu pagal saugumą, sport seatai, ai. Tikrai yra pavyzdys geras, tų senų gerų automobilių, dar padaro tokius drift karus ir gerai gazuoja šeryklą ir panašiai. Aš esu 4 kaušo švaistiklis. Nors man ir kiek virš 20 metų, bet aš nusprendžiau pabėgti iš namų. Ogi kodėl? Iš pradžių tas Dovydas man visai nieko, atrodė vaikinukas, galvojau, čia pavažiuos, ramiai, viską. Galvoju, kiek ten pavažiuos, daugiau alaus pridegustuos negu pavažiuos. Bet pasirodo, jisai gazuot nusprendė, daug ribotuvų kentėjau, daug, žinokit, neapsikenčiau, išėjau. Išėjau ir, žinokit, nežinau, ar planuoju grįžti, turbūt jau išėjau sudegindamas tiltus. Na tai iki tada. Tik aišku,
priekis nerastas, bet nieko, nesmė. Esmė, kad gerai važiuoja. Žiūrėk, kad kokios padangėlis, hebra, nu, oi gražu. Ir panašiai. Va, zdarova tiesiog, va, zdarova. Ko daugiau reikia. Čia nežinau, kad aš tos rožinis dėsus kažkoks mergaitiškas, nesuprasi. Nu. Tai vat. Tai ką, hebra, viskas, renginys visas jau į pabaigą. Reikia ruoštis kelioniai atgal namo, nes kaip ir matot, pagrindė jau va, nieko nėra. Įsivažinėja, realiai neįsivaizduoju, kiek dabar valandų, sorry, kad taip dirbu, žinau, kad visą dieną šį plijo, tai teko va ir saugot savo aparatūrą, kur viską fiksavau, kas vyko trasa ir panašiai. Tai ką, kaip ir viskas, tai ką, susimatom sekančiam video ir panašiai.